BetSafe LKL ilgoji pertrauka tęsia pažintį su Lietuvos krepšinio lygos legendomis, o šiandien mūsų taikiklyje tikra viso Lietuvos krepšinio legenda. Treneris, kurį Arvydas Sabonis, Rimas Kurtinaitis ir kiti garsiausiai jo auklėtiniai pagarbiai vadino tėčiu. Atletas tai įsikurtas buvo, priklausė Kūno kultūros institutui. Faktinai ten pagrindė turėtų būti Kūno kultūros instituto studentai. Panašiai taip ir buvo, kurie mokėsi arba buvo baigę, gal vienas kitas buvo taip paimtas į klubą, bet visumoje buvo jauni žmonės, kurie neblogai žaidė krepšinį, noriai treniravosi ir noriu pasakyti, kad nuo to laiko man apie tą komandą gana geri prisiminimai yra likę. Aš paėmiau žaidėjus tokius, kurie paskui iškylo, tai buvo, pavyzdžiui, Štombergas. Taip, jis buvo niekam nežinomas. A dar kitą pasakysiu, Ilgauskas. Prisimintai. Jis Žalgirį buvo ten kažkur antroje komandai ir mes jį paėmėm. Ir tai buvo jam, kaip sakant, tiltas į NBA. Iš tos atleto komandos, tai 96 metų olimpinėse žaidynėse sudalyvavo 3 žmonės. Štombergas, Pačėsa ir Vaišvila. Reiškia, vis tiek ta komanda kažką tai įnešė, kažkokį tai indėlį į Lietuvos rinktinę. Mano svajonė buvo, kad tokie išeitų aikštė 2. Ilgauskas su Saboniu. Po 2:20, įsivaizduojate, kaip atrodytų. 1996-aisiais trūko visai nedaug, kad Lietuvos krepšinio lyga turėtų naują čempioną. Reguliariojo sezono nugalėtojais tapę atleto krepšininkai finalą taip pat pradėjo galingai, bet titulo iš žalgiriečių atimti nesugebėjo. Tas sezonas buvo gana vykęs. Buvom laimėję visas rungtynės laikę reguliario sezono ir kada pradėjom žaisti, pirmas 2 rungtynės laimėjom. Reiškia, buvom laimėję tą sezoną 6-0 prieš Žalgirį. Ir vat atėjo 3 rungtynės čia. Ir Ilgausko trauma, Štombergas gauna traumą. Ir mes čia pralošėm tas rungtynės. 2-1 mūsų, 2 rungtynės, 2-2 ir 3 lemiamas pralošėm. Labai nedaug, 3 ar 4 taškais. Šansas neeilinis, turėjo būti labai skaudu, ar ne? Neeilinis. Būtų įdomu buvę, bet nevyko. Žalgirio komanda visą laiką gera buvo. Paskui Žalgiris ant tiek įsivystė, kad jie paskui laimėjo ir taurę, ir buvo ir lygos čempioną vis tiek. Ir plus Žalgirį visada ateidavo žaidėjų, kurie norėjo žaisti už tą komandą. Čia yra skirtumas, kas tave traukia. Aišku, tą komandą traukia. Koks buvo jausmas žaisti prieš Žalgirį su kita komanda? Buvo praėjo šiek tiek laiko nuo Žalgirio. Aš Žalgirio baigiau 89 metais. O čia buvo 94, reiškia 5 metai buvo praėjau. Vis tiek šioks toks laikas jau užtušavo. Sunku pasakyti jausmą, čia yra toks dalykas, kur dirbi, ten steigėsi, kad būtų geras rezultatas. Ir man atrodo, pas visus trenerius tai būtų. Legendinis treneris džiaugiasi matydamas, kokiomis sąlygomis dabar treniruojasi ir rungtyniauja Lietuvos krepšinio klubai. Dabar sunkiai suprantama, kad anuomet viena didžiausių krepšinio problemų buvo šaltis. Prisimenu, kad tuo laiku, kai dirbdavau, tai pagrindinis buvo kankintas šaltis. Dar žaidėjai judėdavo, man kaip treneriui aš sušaldavau visas, kaip, pait negalėdavo. Šita halė buvo nešildoma, didžiulis skirtumas, sunku jį palygyti. Tada žmonės žiūrėjo varžybas iš balkono, taip va. Čia halė tik tai galėjo sėdėti žiūrėti. Visi iš balkono žiūrėjo. O dabar paėmus, tai visur rūmai, arenos. Vienas LKL tikslų gyvavimo pradžioje buvo lygos geografijos plėtimas. Čia Vladas Garastas taip pat paliko savo pėdsaką. Kas ten apačioje yra? Tai yra Pietų Lietuva. Ten buvo balta dėmė krepšiniui. Tai niekas nežaidė. Ir man labai buvo įdomu, kada pasiūlė Šampano gimnazijos direktorius Junevičius, ar galima padaryti Alytui krepšinį. Ir jis pakvietė mane ten. Ir buvo suklijuota komanda tokia. Pirmais metais mes gavom ar 5 ar 6 vietą, neatsimenu. O taip, vis tiek svarbu, kad ten atsirado krepšinis, kuris ir dabar yra.